Le Manas tai mažas Prancūzijos provincijos miestelis, tapęs didžiausio mūšio tarp žmogaus ir automobilio sinonimu. Kasmet nuo 1923 metų čia vyksta garsiausios pasaulyje 24 valandų lenktynės. Aš nemanau, kad yra pasaulyje dar tokios lenktynės, kurios pritraukia tokį vietinių gyventojų susidomėjimą. Šių metų Le Mano lenktynės taip pat palaikys tikrąją naujųjų technologijų dvasią. Antrose FIA ištvermės lenktynių pasaulio čempionato bandomosiuose važiavimuose pirmą kartą pristatytas hibrido ir 4 ratų varomo automobilio derinys. Smagu naudoti energijos regeneracijos sistemą, kuri sukaupiama stabdymo metu ir suteikia papildomos galios automobiliui. Tai suteikia malonumą ir tuo norisi naudotis ilgiau. Mes dar mokomės pritaikyti hibridinės technologijas, tad mums yra labai svarbu finišuoti šiose lenktynėse. Tai būtų geras pagrindas mūsų iššūkiui Le Mane. Le Mano lenktynės garsėja savo trasa, kurioje gausu emocijų ir adrenalino. Ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams.